Metai Darius ir Girėno aerodromui, taip pat 705 metai sukanka Felikso Vaitkaus skrydžiui. Ir dabar štai scena. Lietuvos aviacijos muziejus tuo pačiu medaliu apdovanoja Lietuvos aviacijai nusipelniusi žmogų, atkuriamojo Seimo pirmininką, dabar europarlamentarą, profesorių Vytautą Landsbergį. Antanas norėjo būti ore. Aš irgi labai norėčiau būti ore. Daugiausiai ką mėgstu, tai ten, kur daug oro. Taip kaip čia. Arba ant didelės kopos, kur vienoj pusėje jūra, kitoj pusėje marios ir stiprus vėjas. Ten man geriausiai. Aš turbūt ten neskraidysiu jau taip gražiai, kaip čia jūs skraidot. Bet širdyje džiaugsmas. Sveikinu visus. Ačiū profesoriui. Taip pat apdovanojamas Seimo narys ir didelis šio aerodromo bičiulis Rytas Kupčinskas. Ačiū labai, man tiesiog nepaprastai didelė garbė gauti šį medalį, jo labiau, kad daug įžymių Lietuvos aviacijos žmonių susirinko čia mūsų aviacijos Kaune ir visoje Lietuvoje puoselėjimo. Aš labai dėkoju visiems ir ačiū ir tikiuosi, kad mūsų veikla, mūsų pastangos išsaugoti šį kultūros paveldo objektą Dariaus ir Girėno aerodromą bus vaisingos ir dar daugelis kartų džiaugsis